Sveiki, šiame video reportaže papasakosiu, kaip šių metų lapkričio mėnesį teko lankytis Austrijoje, Zalcburgo regione ir aplankėme du skirtingus ūkius Alpių regione. A lot of farms in the last 25 years, and this is because of the combination of agriculture and tourism, so they could keep their Šis ūkis yra įsikūręs žemutinėse Alpėse ir kuo jis jau pasižymėjo, kas supranta angliškai, tai kad šalia ūkininkavimo taip pat turi ir agroturizmą, nes vien iš ūkininkavimo buvo pakankamai sunku išgyventi, todėl nusprendė šeima atidaryti ir turizmo paslaugas. Ir čia matote jų įrengtą namą būtent turistams, tai jie turi 5 ar 6, dabar tiksliai nepamenu, skirtingus kambarius, kurie yra įrengti kaip kokie maži butukai, beveik visi turi savo atskirus balkonus. Tai vat, būtent juos dabar ir apžiūrinėjame, vertiname, kaip čia viskas atrodo. Įrengta pakankamai kokybiškai, autentiškai. Dabar ką jie taip pat šalia savo pagrindinių gyvulių, tai yra pieninių karvių, turi, tai daug skirtingų gyvūnėlių po nedidelį kiekį, tai pavyzdžiui, čia matėte triušių augina apie 20 vienetų, tada mačiau 3 antis turi, tada turi keletą vištų dedeklių. Tai kai paklausime, dėl ko šita šeimyna ūkininkų taip daro, turi po kažkiek tai, sakė, pagrindinis aspektas tam, kad ant pusryčių stalo, ar tai jeigu užsako klientas pietų ar vakarienės, jie turėtų kuo daugiau iš savo ūkio produkcijos. Ir tuo pačiu sakė, turistai, ypač tie, kurie atvyksta su vaikais, mėgsta pasivaikščioti po ūkiu, nes tai yra jiem atrakcija miestiečiams ir sako, jie gali pamatyti daug skirtingų gyvūnų. Čia matote, kaip yra padarytas išėjimas iš fermos tiesiai į lauko aikštelę, kur gali karvės pasiganyti. O trumpai apie pajamas, tai sakė, apie 50% pajamų gauna iš ūkininkavimo, apie 50% gauna iš agroturizmo. Iš žemutinių Alpių pajudėjome į aukštesnėsias Alpes, keliukai kalnų tikrai egzotiški, vairuotojas rodė savo aukščiausią įgūdžių klasę, nuvairuodamas su dideliu autobusu siaurais serpantininiais keliukais. O kai pakeliui sutinki kitą transporto priemonę, reikia vyniotis iš padėties. What I explained before, that 42% of this community is owned by the Bavarian State Forestry, and they are harvesting the wood here and so on. That's why there's the... Pagaliau atvykome į antrą ūkį, kuris jau yra aukščiau Alpėse. Ir čia irgi ūkininkas prisipažino, kad vien tik tai iš pieninių karvių neišeina išgyventi, išlaikyti šeimos, tai todėl žiemos sezonu jisai papildomai uždarbiauja kaip instruktorius slidinėjimo kalnų slidžių ir taipogi jie turi miestelyje slidžių inventoriaus parduotuvę. O kol jisai dirba instruktorium, jo vaikai, 2 sūnus ir žmona prižiūri karves ir laiko visą ūkį. Tai va, egzotiškas šlaitas, tikrai lietuviui neįprastas vaizdelis. Matote, kaip atrodo bėganti karvė su varpeliais, tikra Austrija egzotika. Ir va, matote, koks šlaitas. Tikrai statu ir sakė, be spec priemonių, be spec traktoriaus nušienauti čia žolės tiesiog yra neįmanoma. Sakė, per visą istoriją šito miestelio keletą ūkininkų dėja su traktoriais yra nuriedėję iš to šlaito į apačią ir keletas iš jų yra žuvę tokiamis sąlygomis. Vėlgi, kas nustebino, kad jie už pieno litrą gauna apie 60 centų žalio pieno. Bet, kai mes vertinam kokiom sąlygom, kiek kelio tą pieną reikia vežti į apačią, iki miestelio, tai pagalvom, kad tas 60 centų yra labai nedaug, palyginti, kiek kaštų jie išleidžia to pieno pagaminimui ir galiausiai nuvežimui į apačią ir po to užkylant to pačiu transportu į viršų. Tai va, irgi sakė, 50% pajamų iš pienininkystės, 50% iš turizmo. Kitaip sakė, išgyventi neišeinant tokiam regione.
Aišku, gauna ES paramą už sudėtingas ūkininkavimo sąlygas, bet tai, sakė, tik tai nedidelė dalis visų pajamų. Na ir dabar galite pasigrožėti, kaip atrodo tie Alpių kalnų miesteliai, ar gal labiau tiktų pavadinti kaimai. Dažniausiai jie būna vadinami gatviniai, tai palei vieną gatvę yra sustatyta nemažai namų, kažkokių ūkinės paskirties pastatų. Kas tikrai paliko gerą įspūdį, kad visoje Austrijoje nepaprastai tvarkinga, visi namai, kad ir kaimuose, kad ir ūkinės paskirties pastatai yra prižiūrėti. Taip pat kaimai pakankamai gyvi, neteko pamatyti nei vieno, ten, tarkim, pleisto namo ar ten, kaip sakant, benamio šalia kažkur prisėdusio centre to paties Zalcburgo, nes vėliau teko pačiam centre Zalcburgo pasivaikščioti. Žodžiu, bendrai įspūdis apie Austriją tikrai labai geras. Gražus, tvarkingi miestai, gyvi kaimai, neišmirę, prižiūrėti. Žodžiu, 10 balų. Apie kainas, tai maistas šiek tiek brangesnis nei Lietuvoje, bet tikrai skanu, jeigu kavinėse, restorane valgai. Tada apgyvendinimas tikrai brangiau, transportas irgi tikrai žymiai brangiau nei Lietuvoje. O apie patį Zalcburgo miestą, įspūdingai gražu, daug istorinės architektūros. Gaila tik tai, kad kol iki čia davažiavom, jau buvo pradėję tempti ir nespėjau daug nufilmuoti. Gerai, kad Zalcburgo centras pasižymi gausybė bromų, o bromai yra gerai apšviesti, tad prekybininkai juos išnaudoja savo marketingui ir taip prisitraukia daugiau klientų. Na, o turistui tikrai gražu, egzotiška po tokius bromus pasivaikščioti. Tai žodžiu, iš vieno bromo išeini į tam tikrą vidinį kiemelį ir patenki tada į sekantį bromą. Sekančiam brome jau kažkokia kita tematika, tai čia vat rūbai. Ir tų bromų tikrai daug, visų nenifilmavau, nes būtų atsibodę žiūrėti. Ir sakau, gaila, kad nepavyko nufilmuoti šviesoje pilies, nes pilis tikrai visapusiškai įspūdinga ir dydžiu, ir architektūros sudėtingumu, ir gynybinė siena savo, ir aukščiu, kuriame ta pilis pastatyta.